Labas vakaras, sakau visiems, kurie šį sekmadienį leisite draugę su LRT televizija. Švęsite lietuvišką kiną, nes šį vakarą į kino kūrėjų rankas bus išdalytos sidabrinės gervės. Sidabrinės gervės vyksta jau 16 kartą, pirmosios išskrido dar 2008-aisiais. Na ir šis... galima sakyti, ši lietuviško kino šventė jau skaičiuoja pakankamai ilgą ir turtingą savo istoriją. Šį vakar išskries 21 gervė, žinoma, dar bus ir papildomų. Ir ką svarbu paminėti, kad turbūt nėra kitos šventės, kuris sujungia tiek kino gurmanus, tiek kino gerbėjus, tiek kino kūrėjus ir visus nebejingus lietuviškam kinui. Na, o šiais metais, kaip ir kiekvienais, sidabrinės gervės apdovanojimai turi šūkį ir tas šūkis šiemet yra apdovanoti kinu. Iš tiesų, mes visi šiemet buvom apdovanoti lietuvišku kinu, juk daugiau nei 20 nacionalinių premjerų pasiekė kino teatrus. Mes tikrai gyvenome kino teatruose, premjeruose ir manau, šie metai buvo išskirtiniai ir tuo, jog ne vienas iš mūsų gali pasigirti, jog matėme ne vieną ir ne du lietuvišką kino juostą. Šiemet apdovanojimams buvo pateiktos net 56 filmų paraiškos, 50 jų svarstė komisija ir filmai turėjo būti sukurti nuo 2024 gegužės 2 iki šių metų gegužės 1. Na, komisijos nariai rinko nominantus iš 8 dokumentinių, 9 vaidybinių, 11 trumpametražių, 3 mažumos bendros gamybos filmų ir net 19 studentų darbų. Būtent apie lietuviško kino ateitį mes tikrai čia pasikalbėsime su šio vakaro apdovanojimų svečiais. Turbūt tarp favoritų jau kurį laiką buvo išskiriami Akiplėša, režisierė Saulės Bliuvaitės, Gardutė, režisierės Eglės Vertelytės Johatsu, režisierė Lina Lužytė ir Nerijus Milerius, Pietinė kronikas nebejotinai, taip pat ir sesės režisierius Laurynas Bareiša. Šie filmai apdovanoti, tiksliau nominuoti įvairiose kategorijose, juose jau apdovanoti ir kino festivaliuose, o kam bus įteiktos sidabrinės gervės, tikrai sužinosite, jeigu liksite kartu su LRT televizija, o LRT LT portalo žiūrovai ir lankytojai dabar gerą valandą galės grožėtis svečiais, kurie renkasi ant raudonojo kilimo ir keliauja į Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro nuostabiąją salę ir taip pat pakalbėsime čia su tais, kurie atsakingi, kad tokie apdovanojimai įvyktų. Kągi, ilgai netęsdama gumos, noriu čia pakviesti tuos, be kurių sidabrinės gervės neįvyktų, audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA ir Lietuvos kino centro vadovai Darius Vaitekūnas ir Laimonas Subavičius. Labas vakaras. Kokie buvo šie metai lietuviškam kinui? Ar galiu sakyti, kad labai vaisingi, jeigu taip galvotume apie gamtą? Labai vaisingi ir žinokit, kaip ir kiekvienais metais vis gerėja ir gerėja situacija. Tai labai džiaugiamės, kad ir šie metai taip pat nustebino ir pasiekimais ir filmų gausa, tai tikrai labai vaisingi metai, galėčiau sakyti. Kaip jūs, Laimonai, galvojat, kokie šie metai buvo? Kokį epitetą suteiktumėt? Gal aš labai skambiai? Na, man toks atrodo, kad kiekvienais metais tie laimėjimai mus šiek tiek išpaikina jau netgi. Mes tikimės, tai kas čia dar nutiktų labiau. Na, mes čia tokį tarpusavį gal juokelį tokį mažą turim, kad tiek gerai mes Lietuvoje dirbom, kad net Latvija Oskarą laimėjo. Bet čia gal toks labiau pajuokaujant, bet turime iš tikrųjų kuo pasidžiaugti ir savo laimėjimais. Tai tiek ir tarptautinėme kontekste mūsų filmai patenka jau kaip taisyklė, atrodytų į didžiuosius tarptautinius festivalius. Tai niekad istorija nėra buvę net su jokia kita valstybė, ko gero, kad Lokarno kino festivalyje, tai čia negražiai gal išsireikšti, taip susišlavė visus apdovanojimus mūsų kūrėjai su 2 filmais. O šiaip metai buvo tikrai labai vaisingi, buvo intensyvus, gaminome daug filmų, lietuviai gamino tiek savus filmus, tiek padėjo įgyvendinti užsienio kino projektus. Na ir vienas filmas pasiekė tokias žiūroviškumo aukštumas, kad turbūt gal visi netgi Lietuvos kino istorijai galės tą tarpsnį sakyti iki to filmo ir po to filmo, nes rekordas sumuštas, visi Hollywoodo blockbusteriai įveikti, tai tikrai buvo įsimintini metai. Čia kalbėjo apie Pietinę kronikas, mes tikrai
O gal dar palaikykime intrigą, bet iš tiesų tą savaitę ir visas kitas po filmo nacionalinės premjeros, net aš kaip kokį tėvę mūsų ryte pasitikdavau su pasižiūrėjimu, ar jis vis dar yra sąrašų viršuje. Jūs taip pat darėt tas kelias savaitės? Taip, sekėm iš tikrųjų, ar bus, labai buvo didelė intriga, ar bus rekordas, tai iš tiesų, paantrinant, ką Laimonas sakė, tai iš tikrųjų sekėm ir įspūdingi rezultatai tikrai. Turbūt žiūrovams reikėtų suprasti, jog neįvyktų festivaliai nuo Lokarno iki Talino, Tamperės. Apskritai nebūtų tokių ryšių, jeigu nebūtų tokio bendro jungtinio darbo, ar ne? Tai galima sakyti, kad šie metai jau mes raškome tam tikrus vaisius, ar jau ir anksčiau galima sakyti, kad tie vaisiai buvo užderėję? Manau, tai ilgalaikio mūsų kūrėjo darbo, mūsų filmų gamintojo darbo rezultatas. Nes įsivaizduokime kaip veikia pasaulinė kino industrija, tarptautiniai didžiausi festivaliai. Siekiant patekti į konkursinės programas, tu konkuruoji tarp tūkstančių filmų. Čia gal, mes tą žinutes išgirstame, jau jos tokios atrodo vis mažiau, gal mus ir džiugina, bet jo tampa labai įprasta. Bet iš tikrųjų mes suvokime, mes kaip pažiūrim, kiek gauna paraiškų didieji festivaliai, tai yra tūkstančiai paraiškų, tai 5, 8 ar kiti festivaliai ne 10 tūkstančių filmų paraiškų sulaukia, tai vien būt atrinktiems, tai yra jau didelis pasiekimas. Na ir aišku, turbūt tas vardas jau Lietuva, aš taip savo turbūt apibūdinu, kad pastaraisiais metais, įveikėme tam tikrą tokią psichologinę kliūtį ar barjerą tam tarptautinėme kontekste, kuomet visi gal galvodavo, ta maža Lietuva su savo kinu, kokia ten ta industrija, ir dabar tapo kone, visiems tikrai labai atvira ir privaloma labai rimtai svarstyti visus šiuos filmus. Tai galim tik tuo pasidžiaugti, bet tai yra lygiai taip pat ir mūsų filmų kokybės kortelė. Ar galima sakyti, arba bent jau brėžti, kur link keliauja mūsų kino kūrėjai, ką jūs pastebite, galbūt keičiasi jų, požiūrio taškas, galbūt jie atsigręžia į kažką? Sunku pasakyti, čia turbūt kūrėjai labiau galėtų pakomentuoti, kur jų žvilgsnis krypsta. Bet tikslas turbūt vis tiek yra vienas, kurti kokybišką, žiūrovišką, gerą kiną, kuris galėtų konkuruoti ne tik tai mūsų regione, bet visame pasaulyje. Tai manau, link to ir juda visa kino industrija ir tas siekis išlieka ir pas kūrėjus. Laimonai, ir galima sakyti, kad Baltijos šalių kinas išgyvena jau, galima sakyti, savo geruosius laikus? Turbūt galime sakyti, jei Latvijai su filmu laimi tiek Auksinį gaublį, tiek Oskaro apdovanojimą, tai pagalvojus tam tarptautinėme tokiame fone, tai ko tu daugiau benori tikėtis. Tai tikrai išgyvename didelį pakilimą ir gal dar papildant, ką Darius prieš tai sakė apie tas temas, manau, kad mūsų kūrėjai išties yra drąsūs. Turime užaugusią jauną kūrėjų kartą, kur matome, pavyzdžiui, kaip Saulės Bliuvaitės pavyzdys, tai su debiutiniu filmu laimėti vieno didžiausių tarptautinių festivalių pagrindinėje konkursinėje programoje, tai įrodo, turbūt ir tiek drąsą savo tema, tiek jos aktualumą ne tik Lietuvoje, bet tiek nagrinėjami klausimai, sprendžiamos temos, jos yra, įdomios ir tarptautiniam žiūrovui. Gerbėmieji, ačiū Jums už skirtą laiką, žinoma, nuostabiausio vakaro ir iki susitikimo ant didžiosios sidabrinių gervių apdovanojimų šiųmetinių scenos. O mes keliaukime toliau ir iš tiesų šis vakaras šiek tiek bus kitoks negu praėjusiais metais, nes viena kategorija šiek tiek turėjo pokyčio. Būtent apie tą kategoriją ir pasikalbėsiu su animatoriumi studijos Meinart įkūrėjų vadovu Meinardu Valkevičium. Labas, Meinardai, malonu matyti, labas su švente. Sveiki, ir jūs su švente. Ačiū, Meinardai. Meinardai, čia taip bandžiau garbanotai kalbėti, pasakydama, jog šie metai iš tiesų animatoriams šiek tiek liūdnoki šioje šventės akivaizdoje, nes nesusirinko animacijos kategorija, pritrūko filmų, kad būtų skelbiama ši nominacija, bet Meinardai vis tiek prisidėjote vienaip ar kitaip prie sidabrinių gervių skrydžio, kaipgi?
Mums buvo patikėta garbė kartu su Egi Boys padaryti va šitą gražų visą vizualą šitos šventės. Tai, sakykime, gal ir ne su filmu atkeliavome į šitą šventę, bet turim kažkokią animaciją, vizualią animaciją. Tai labai džiaugiuosi, labai didžiuojuosi komanda, kuriai pavyko tai išpildyti. Manau, gavosi gerai. Einardai, su to sveikinu iš tiesų, bet reikia turbūt pasidžiaugti, kad animaciniai serialai pasiekia kino sales. Turbūt, jeigu šiandien taip jau kaip rezimuotumėm šios metus, ar ne, lyg susitikdami naujųjų išvakarėse, ar galėtumėt pasakyti, kokie šie metai buvo sėkmingi, itin sėkmingi, nerealiai sėkmingi? Jie buvo animaciški, va taip pasakysiu. Buvo net ne vienas animacinis serialas, buvo keli, o užpraeitais metais irgi buvo. Aš manau, kad Lietuvos ateitis po biškį atsiranda šitų lietuviškų animacinių serialų. Ir kaip anksčiau žmonės sakydavo, duokit lietuviškų filmų vaikams žiūrėti. Tai dabar jų atsiranda ir jų vis daugėja ir daugiau studijų vis daro. Ir aš manau, kad dar kokie 2-3 metai ir mes galėsim užpildyti tą tinklelį, kur televizija žiūrės vaikai lietuvišką animaciją. Džiaugiamės Latvijai šiais metais, truputį baltai pavydėjom. Kokie jausmai apėmė, kai Latvijai nuraškė tas didžiasias, manau, siekiamybės ir Oskarai, ir auksiniai gaubliai. Tai filmas Potvynis sutraukė iš tiesų nemažai žiūrovų ir Lietuvoje ir turbūt įrodė, kad nereikia labai daug investicijų ir galima net su nemokama programėle pradėti kurti animacinį tokį filmą. Tai, ką pasiekė Latvija su Flow, yra ne tik, kad nerealu, tai yra netikėta ir iš vis, manau, net patys kūrėjai nesitikėjo to, ką pavyko pasiekti. Bet aš kaip manau, žingsnis po žingsnio Latvijai ir tas kūrėjas Gins žingsnis po žingsnį ėjo link to, kad nutiktų taip. Ir sakykime, Latvija su savo filmu atsidūrė tinkamoje vietoje, tinkamo laiku ir pasaulį tiesiog pavergė, kad maža šalis sukūrė tikrai vizualų kūrinį, kuris ir prasmės turi, ir žiūroviškas, ir kritikams tiko, sakykime, aukso viduriukas surado. Ir nugalėjo visą Hollywoodą. Tai mes, lietuviai, aišku, visi kūrėjai, aš kai išgirdau, kad Oskarą laimėjo, vos nuo kėdės nenukritau, žiūrėjau tą oficialią ceremoniją, tai buvo... Šie metai įrodė, kad maža šalis gali pasiekti labai daug. Ir aš labai visada tikėjau, kad Lietuva gali irgi Oskarą laimėti. Ir būtent animacija. Ir tą Latvija ir padarė. Dabar lieka mums tą patį daryti. Ir šiais metais neturime kategorijoje animacinių filmų. Tai tik parodo, kad mes per mažai darome animacinių filmų. Vis tiek, kad sukurtum gerą animacinį filmą, tu turi keletą kartų ir suklysti. Vadinasi, tu turi padaryti 1, 2, 3. Ir aš linkiu, kad Lietuvoje per metus bent 10 trumpo metro filmų būtų sukuriama ir 2-3 pilno metro. Ir tada mes galėsim konkuruoti visame pasaulyje. Dabar dirbtinis intelektas atima darbus, čia visokių epitetų gauna, kad ar pakeis ar nepakeis tą žmogišką kūrybiškumą. Animacija jis atpigins, nebejotinai turbūt, bet tai gera žinia ar bloga žinia, kaip jūs vertinat? Aš manau, kad dauguma kūrėjų, kurie kūrė animaciją, taps režisieriai savo filmos. Tie, kas kūrė gal iliustracijas ar kažką, jiems bus palengvintas. Tarkim, užtenka dabar filme režisierius, kuris žino, gal dar neužtenka 100%, aš dar nenoriu nuvertinti viską, bet ateitis yra tokia, kad mes visi tampame režisieriais, turime įrankį, kuris mums padeda sukurti mūsų norimus rezultatus. Ar tai būtų scenarijus, ar tai būtų iliustracija, ar animacija, ar viskas. Dabar jau technologijos leidžia tai padaryti ir aš manau, po 2-3 metų mes tikrai čia turėsim ir kategoriją AI ir panašiai. Tikėtina turėsime, Einardai, kokiomis mintimis gyvenate rudeniui, kokie planai apskritai. Aš žinau, kad asmeniniu turite tikslų perplaukti Baltijos jūrą, čia didžiulis iššūkis, bet profesiniai kokie užmačiai. Aš jau 2 metus visaip kaip bandau savo 2 pilno metro animacinį filmą, Pabėgęs namas vadinasi, padaryti. Va dabar rytoj kaip tik skrendame į Annecy, didžiausią animacinių filmų festivalį, ieškosim partnerių, ieškosim, kas galėtų prisidėti, padėti, nes vis tiek vieniems padaryti yra labai sunku. Taipogi, prieš mėnesį pabaigėm trumpo metro animacinį filmą, kuris dar šiais metais negalėjo gervės, bet kitais metais jau galėsime pateikti ir manau, kad tikėtina gal pavyks ir nominaciją gauti, nes kitais metais Lietuvos animacijai tikrai daug animacinių filmų bus ir gal šie metai susiklosti taip, kad visi dar kūrė, bet kitais metais bus tikrai daug animacinių filmų. Ir taipogi dar pats kaip režisierius trumpo metro animacinį filmą dabar vystau, tai tikiuosi viskas bus gerai, o studijai kelis filmus iš tikrųjų darom. Tai sakau, ateinantis metai ir dar kiti metai turėtų būti tikrai labai daug animacijos. Tiesiog šie metai gavosi, kad, tokie gavosi.
Minardai, palinkėsiu didžiausios sėkmės tiek asmeniniuose planuose, tiek profesinėse, gražios šventės ir ačiū už pokalbį. Na, o mes dabar pasitinkame vieno iš mano minėtojų filmų favorito sesės režisierių, scenaristą, operatorių Lauryną Bareišą. Labas vakaras, Laurynai. Malonu matyti su švente. Pirmiausiai visus sveikinu. Taip, ačiū labai. Laurynai, jūs ir operatorius, ir scenaristas, ir režisierius, žmogus orkestras, ne kitaip, čia jau turbūt visi uždeda tokią etiketę, bet ar nėra tai sudėtingiausia užduotis, kokią galite pasirinkti, kurdamas filmą, būti visur vienu metu? Nebuvo lengva, bet labai priklauso nuo projekto, nes kažkaip šitas projektas buvo gal asmeniškiausias, kokį aš sukūręs filmą. Ir norėjosi pabandyti gal paukotą techninį išpildymą ir labiau koncentruotis tą tokią kažkokią unikalią perspektyvą, kurią gali tik pats darydamas. Kažkaip, kad nereiktų gal versti į žodžius, nes vis tiek kinas yra toks dažnai susijęs su jausmais, emocijom ir tą kartais būna sunku ištransliuoti. Tai va šitam filmą aš labai jaučiau, kad aš noriu kurti vienas tą vaizdą, istoriją, bet filmą aš nekūriau visiškai vienas, nes buvo ir Sigita Šimkūnaitė, ir aktoriai nuostabus, ir aš turėjau labai didelę komandą, su kuriais aš dirbau, bet jo, va, tas kelias specialybės norėjau pasilikti savo, grinai, kad išgaut kažkokį kitokį gal žvilgsnį, kurio anksčiau gal neturėjau. Laurynai, iš tiesų, kur nutūps ir kiek tu nutūps gervių į būtent filmo kūrybinės komandos rankas dar pamatysime šį vakar. Na, bet kuri, taip jeigu pasvajotumėm, kuri gervė tokia trokštamiausia būtų? Ne, man tai vienareikšmiškai operatorius. Aš jos neturiu, aš baigiau kaip operatorius, tai man tokia kaip profesinė čia spraga ir aš labai norėčiau, bet aš suprantu, kad tarsi labai stiprus metai. Man labai patinka daug filmų, kurie prieš mane eina ir aš net kai kurių gervių net nežinau, ar taip pats neatiduočiau kažkam kitam, nes tikrai labai stiprus metai ir labai dėl to džiaugiuosi. Netgi ir operatorių yra labai gerų, bet šitą gervę pasimčiau be savigraužos. Aš to ir palinkėsiu ir plosiu atsistojus, jeigu taip ir nutiks, gal mes čia ir išprognozuosim. Laurynai, iš tiesų, šiandien mes apmastome šiek tiek kaip retrospektyviai, kokie tie metai buvo. Kaip jūs įvertintumėt, minėjot, kad tikrai yra stiprių filmų, stiprių paraiškų. Ar šiuos metus būtų galima įvertinti kaip itin sėkmingus lietuviškam kinui? Taip, ir aš manau skirtingom net plotmėm, nes prasidėjo viskas nuo vasaros su mūsų su Saulė, kur buvo tikrai, nežinau, netikėta, visiškai kaip pasakyti, labai sunku prognozuoti. Dažnai būdavo, kad vienas lietuviškas filmas patenka ir džiaugiasi festivalio, dabar pateko 2, laimėjo 2 ir dar Saulė paėmė pagrindinį prizą. Tai čia metai prasidėjo nuostabiai. Nu ir aišku, po naujų, kai išėjo Pietinė ir tas, kad jisai toksai autorinis kinas surinko tiek žiūrovų, tai tiesiog buvo, man atrodo, toks visas ratas apsisuko nuo festivalinės sėkmės iki žiūrovų sėkmės. Tai man tai jo, aš kiek seku lietuvių kiną, man tai didžiausi metai ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau ir su tais režisieriais kartu būti ir jie yra draugai ir džiaugtis už jų filmus. Jūs daug keliavote komandiškai, praktiškai Lokarne buvote įkūrę stovyklavietę, teko matyti, kad visi laikėtės drauge. Iš tiesų buvo gera vėl su komanda susitikti, nes su jie iš tiesų sugebėjote užmegzti labai gerą ryšį, kai kūrėte filmą. Tai dabar buvo vėl toksai susitikimas, vėl to paties būrio. Taip, ir visą laiką gal tas buvimas režisierium yra tokia vieniša specialybė, bet šitam filmą tikrai nesijaučiu, nes ta komanda, jie daug ką perėmė ant savęs. Tai vaidmenų kūrimą, tiesiog atsakomybę už tą pačią istoriją ir po to, kad aš galėjau su jais pasidalinti ir kelionį į festivalį ir dar kad jie prizą laimėjo, tai iš vis buvo toksai kaip, išsipildymas, nes dažnai tu pabaigi filmą ir tai lieki vienas keliauti. O šitam filmui mes tikrai daug kur siuntam tiesiog aktorius, jie puikiai reprezentuoja filmą ir kaip pasakyti, net gali daugiau papasakoti negu aš kai kuriais momentais. Laurynai, apskritai, kai užklupo, pavadinkim, užgriuvo ta sėkmė, tarptautiniai apdovanojimai, jie jūs kaip kūrėją motyvuoja, šiek tiek paslegia. Koks jausmas, kaip apibūdintumėte jį tiems, kas niekada gyvenime jokio apdovanojimo galbūt nėra gavę? Kiekvienas jis yra skirtingas, unikalus, nes ten pirmas tai buvo tikrai labai toks netikėtas
ir buvo gal jo daug tokio, kad ką čia dabar daryti, po jo, nes atrodo, kad tai gal aš niekada daugiau nebepadarysiu nieko panašaus. O šitas antras kartas tai buvo tikrai toks, tiesiog neįtikėtinai linksma, kai nesi vienas. Nes tas apdovanojimas yra labai toks, yra vienišumo tokio kažkokio. Ir vis tiek ta Lietuvos kažkaip ta kino bendruomenė yra kompanija, yra tokia grupė ir net jauni dabar, kurie ateina, jie įsilieja ir su vyresniais kuriais, vis tiek nori būti kompanijoje. Ir tai tokia kartais tie apdovanojimai tave išskiria ir tu nenori, ir jis nori būti prie komandos, prie kompanijos. Tai tas gal buvo toks vienišumo jausmas, nes tu vis tiek esi toks, sakau, toks kažkoks atskirtas tarsi, bet sakau, šitie metai viską pakeitė, kad galėjai pasijausti tiesiog grupiai, tokio net, sakau, net gali būti, kad net gali ir nebebūti tokių metų. Laurynai, aš palinkėsiu vėl to bendrystės jausmo, nes tikrai kūrybinė komanda šį vakarą vėl susitiks, vėl turės laiko pabūti kartu kokybiškai. Aš palinkėsiu didžiausios sėkmės. Va, aišku, rankos užimtos, bet laikau sukryžiavus pirštus už sesės sėkmę. Ačiū dar kartą, gero vakaro linkėdama. Jau pasitinku dar viešnes ir taip pat primenu jums apie tai, kad Akiplėša filmas taip pat pretenduoja ne į vieną gervę ir tarp geriausios aktorės nominacijos atsidūrė dvi jaunos aktorės, kurios debiutavo būtent filme Akiplėša. Tai Vesta Matulytė ir Ieva Rupeikaitė, kurios jau čia. Labas vakaras, merginos, prašau arčiau. Tai pirmiausiai didžiausi sveikinimai. Turbūt jaudulio šiandien nemažai jaučiat. Šiaip nelabai jaučiu. Aš kažkaip gerai nusiteikus ir tiesiog labai džiugiuosi, kad čia esu. O kaip jums? Aš jaudinuosi tikrai, bet irgi taip pat labai džiaugiuosi, kad čia buvau pakviesta labai fainai. Kaip kitaip, jūs esate Akiplėšos žvaigždės. Koks jausmas būti nominuotoms geriausios aktorės kategorijoje? Ar galėjote pagalvoti, kad kažkada sutikusios su Saulės Bliuvaitės pasiūlymu filmuotis šioje juostoje šiandien atsidursite ant raudono kilimo ir skambės jūsų vardai ir pavardės būtent geriausių aktorių kategorijoje? Būtent geriausių aktorių tai tikrai ne, nes vis tiek čia pirmas kartas statini be patirties, be nieko ir Saulė taip gerai mus paruošė ir pasirodo pasiteisino jis visas šitas ir kaip mus įvedė į šitą filmą su viskuom ir gavom tos patirties ir pasirodėm kaip galėjom geriausiai. Tai labai šokas didelis, dar vis nelabai galiu patikėti iš tikrųjų. Jo, labai džiaugiuosi tiesiog, kad buvau nominuota, čia man dar vis negaliu patikėti truputį, bet tikrai geras jausmas. Aš nemeluosiu, galbūt tikėjausi, kad filmas galėtų būti nominuotas, bet kad mes, kaip aktorės, nes čia mūsų pirmas kartas, mes biškai nežinom, ką mes darom, bet labai džiaugiuosi, kad pavyko. Apskritai užsiminėte apie tą kūrybinį procesą, apie darbą su režisierė, sakot, paruošė. Tai kaip atrodė tas darbas, kaip jūs radot bendrai susikalbėjimo taškus su Saule Bliuvaite? Tai mes prieš filmavimus kokius gerus kelis mėnesius susitikinėdavom ir su Ieva, ir su kitom aktoriam, ir dar su aktoriais. Ta prasme, su visais taip susipažinom ir mums Saulė daug davė laisvės improvizuoti. Ir mes per tą improvizavimą susipažinom su veikėjais, nusprendėm, kaip jie reaguotų skirtingose situacijose. Ir per tą darbą mes visą laiką klausė, kas mums gerai, kas mums negerai, ir mes taip susikalbėdom. Jo, tai kaip Vesta sakė, pradžioje improvizavom ir paskui po truputį perėjom į repetavimą tų tikrų scenų, kurios ir buvo išrašytos. Tai bet iš tikrųjų daug buvo laisvės, ypač repeticijose, improvizavimui. Paskui filmavimuose, turėjom daryti, ką išmokom ir ką jau buvom surepetavę, tai ten nebuvo daug improvizacijos, bet vis tiek tokios laisvės tikrai buvo. Merginos, prisipažinkit, ar filmas ir apskritai ta sėkmė filmo truputį pamakalavo jūsų planus ateities? Ar siejat dabar savo ateitį su kinu? Arba norėtumėt kažką panašaus studijuoti galbūt? Su kinu tai tikrai taip, kai įsivėliau šitą industriją, žmonės visi tokie nuoširdūs, tokie, tikrai malonu dirbti tokioj aplinkoj ir norėčiau tęsti šitų kelių ir nebūtinai gal kaip aktorė, bet ir kaip aktorė visai smagu būtų. Tai kaip nuves ateitis, taip nuves. Pasikeitė planai per šios metus, ką veikti baigus mokyklą? Aš labai norėjau šiaip būti aktorė, jo.
Tai vat, kai gavau tą galimybę, tokį pasiūlymą, nors aišku, reikėjo irgi kastinguotis, bet kai pavyko gauti tą vaidmenį, labai apsidžiaugiau. Tai kaip ir negaliu sakyti, kad pasikeitė planai, nes dar vis dabar noriu, bet vat irgi gal atsivėrė toksai kitas požiūris į tas kitas profesijas, kine ten režisieriai tie patys ir panašiai, tai jo, viskas tiesiog labai įdomu. Dar vienas klausimas apie tą dėmesį, kurio dabar tikrai sulaukėte. Buvo daug susitikimų su žiūrovais, jūs pačios dalyvavot, net mano tėvelis buvo taip kartu su jumis susitikime ir būtent per tą bendravimą jūs net nežinot, bet jūs pakeičiat net vyresnės kartos žmonių supratimą apie filmą ir žinutę, kurią išsineša jie. Apskritai tas dėmesys gaunat, jo džiugina, jūs galbūt atpažįsta. Kartais tikrai būna to dėmesio, bet aš dar net nežinau, kaip su juo iš tikrųjų, elgtis, net nežinau, kažkai jį gaunu, aš labai kuklė esu, man taip atrodo, jeigu užsimenu apie filmą, aš tokia žiūriu juos, galvoju, nežinau, iš tikrųjų faina, kad atpažįsta ar dar kažką, aš niekada visokios su šypsena pastovėsiu, bet toks keistas mane atpažįsta, ką aš čia padariau, aš kažkaip dar nesusiprantu, kad aš tam filmą nusifilmavom ir jis Lietuvoje yra jau žinomas visai neblogai. Ir pasaulyje, ir tarptautinėse festivaliuose 70, man atrodo, toks buvo skaičius minėtinas ir virš 10 apdovanojimų tikrai susižėlės Lokarne, jūs tikros žvaigždės turbūt turėjot jaustis. Nežinau, ar ten jautėmės tikros žvaigždės, mes tiesiog tam Lokarne, tai tokias pasimetusios buvom, bet to pačiu labai džiaugiamės viskom, tiesiog atrodo, kiekvienam kampe, ten kiekvieną minutę tą premjeros dieną kažkas naujo, kažkokiais žmonėms susipažįstam, tai iš tikrųjų labai smagu, o dėl to dėmesio, tai labai fainai būna, kai žmonės prieina apie filmą pasikalbėti iš tikrųjų ir kai pavyzdžiui, mes kažką ten su Saule kurdamas vaidmenį galvojam ir apie tai kalbėjom ir paskui žmonės tai pamato ir pasako mums atgal, tai labai toks geras jausmas. Tas grįžtamasis ryšys. Merginos, aš linkiu jums, kad to pasimetimo šį vakarą būtų kuo mažiau, būtų nuoširdaus džiaugsmo ir šventės geros linkėdama, linkiu puikaus vakaro, ačiū jums už pokalbį, dėkui. Na, o dabar turbūt apie vieną žiūroviškiausių filmų pasikalbėsiu su režisieriumi Ignu Miškiniu. Labas vakaras. Reikalai dar beja, ar ne, prieš šventę. Koks jausmas šiandien, kokia nuotaika atvykstate ant to raudono kilimo? Gera nuotaika. Daug draugų, daug pažįstamų. Šventė. Panašu į šventę. Panašu į šventę ir galima sakyti, kad toks kaip reziumavimas šių metų, ar ne? Ar šios metus pavadintumėt vienus geriausių savo karjeroje? Nežinau, ar šios metus šitas filmas užtruko kur kas ilgiau ir man vis atrodo, kad jau tikrai šventė senai pasibaigus ir jinai vėl iš naujo prasideda toks keistas jausmas. Atrodo, kad jau tikrai viskas pasibaigė ir dabar vėl viskas iš naujo. Tai čia turbūt taškų taškas, gal taip, tikiuosi. Jums kaip kūrėjai... Ne taip, taškų, atsiprašau, ne taip sukirčiau. Tai, man atrodo, ne tai esmė turbūt tai, jog jums kaip kūrėjui didelis vertinimas buvo tai, kad buvo pilnos salės, buvo žiauriai geras priėmimas iš skirtingų kartų ir turbūt ne dėl įvertinimų kuriamas filmas, o dėl būtent žiūrovo, kuris ateina į tą kino salę. Taip, gal, nežinau, kai kuri filmą tai negalvoja, kas į kino salę ateis. Čia būtų klaida, man atrodo, taip daryti. Aišku, aš džiaugiuosi, kad ir ne tik aš, man atrodo, visa komanda, tai yra tas žiūrovų kiekis yra įvertinimas visai komandai. Visam filmui, ne tik man, tikrai. Iš tiesų, komanda dirbo intensyviai ir kaip manot, koks tas yra sėkmės, nežinau, modelis, kad dirbtų išvien scenarijaus autorius, režisierius, pagrindiniai aktoriai, ar apskritai repeticijų daug buvo, nes kiek teko kalbėti su kitų filmų nominuotų geriausiam kūrybinėmis grupėmis, tai girdžiu tą patį, kad buvo nemažai susitikimų, daug bendravimo. Kaip buvo jūsų atveju? Taip, tikrai nemažai pasiruošimo. Pats filmas to reikalavo, nes mums reikėjo atkurti laikmetį ir tikrai daug tyrimų atlikti ir repeticijų, ir išvykų, ir ekspedicijų. O sėkmė labai sunku. Pirmiausia, sunku pasakyti, kas yra sėkmė, o sėkmės formulę dar sunkiau įvardinti. Man atrodo, kad pagrindinis faktorius tai yra
santykiai tarp žmonių. Tai dar kartą dėkoju komandai. Ir komanda visi vieni kitiem gali padėkoti. Dėkoju turbūt ir Šiauliams, kurie pradžiai taip įtariai sutiko, bet dabar turbūt smagu būtų nuvykti pas tos pačius regbistus, kurie puikiai įsitraukė į filmą. Tai Šiauliai irgi buvo dalis komandos ir jie gali ir savo padėkoti ir, sakau, mes vieni kitiem dėkojam ir jeigu neklystu, aš kelis regbininkus čia mačiau, bet gal taip pasirodė, prabėgo kažkas, žodžiu. Tai va, o be abejo, tai yra pirmiausia Šiaulių filmas. Ignai, dar vienas klausimas būtent apie tą dėmesį. Ar užgriuvęs tas dėmesys premjeros Raudoni kilimai leido dar laiko kažkaip susirinkti save, galbūt pažvejoti, ką mėgsta daryti, pamastyti vienumoje, pamastyti apie ateities projektus, ar buvo laiko? Ar būtent, nežinau, galbūt sidabrinės gervės ir uždėstą tašką ir bus galima išplaukti su valtele, kur pažvejoti? Tai radau laiko išplaukti, tai turbūt daug lengviau išplaukti yra negu čia plaukiat. Jo, čia plaukiat sunkiau, bet baigiu priprasti. Atsiprašau, kad... Teks priprasti, aš palinkėsiu didžiausios sėkmės, gero vakaro. Aš dėkinga už pokalbį ir, žinoma, tikiuosi, kad LRT LT portalo žiūrovams įdomu klausytis mūsų pokalbių su kino kūrėjais, būtent sidabrinių gervių Raudonojo kilimo svečiais. Na, o dabar mes pasitinkame būtent Pietinio kronikas vieną pagrindinių aktorių, Džiugą Grinių. Kviečiu čia ant Raudonojo kilimo ir Karolis Kasparavičius man sako, jausi, koks atvyksta mums. Ai! Žodžiu, kartais kaip oras permainingas, Karolis Kasparavičius iš filmo Sesės atvyko čia pas mus ant Raudonojo kilimo, nes, žinote, grimas užtrunka, Raudono kilimo užtrunka. Labas, Karoli, atleiskit. Žinot, čia tiek svečių, kad viskas keičiasi netikėtai. Tai pirmiausiai su švente. Ačiū ir jūs, man labai didžiulė garbė, kad mane sumaišė su Džiugu. Džiugu šiais metais kuria puikų vaidmenį. Aš galvoju, velnias taip pasikeitė žmogus dėl to Raudono kilimo ir sidabrinio gervių. Akiniai, žinoma, šiek tiek su maišo kortas, bet tai pasidžiaugim pirmiausiai šiais metais. Kokie jie buvo jums, kaip jūs įvertintumėt, jeigu jau susitinkame tokia kaip atlaiduose lietuviško kino? O čia apie save ir apie lietuvišką kiną? Aš manau, pirmiausia, nuo savęs pradėsim. Man šitie metai buvo kosminiai, šiaip labai geri metai. Šiais metais buvau nominuotas Auksiniam Scenos kryžiui, Gerviai, išleidau 3 premjeras, padariau Iron Maną, žodžiu, labai daug fainų dalykų pavyko padaryti. Iron Manas. Taip. Iron Manas, tikrai. Tas tikras. Užteko laiko? Taip, rudenį spėjau padaryti tai. Gerai, o jeigu kalbėtumėm apie lietuvišką kiną, ar galima sakyti, kad šie metai buvo išskirtinai sėkmingi? Absoliuti šventė, kur eini į kiną ir seniai tai buvo, kad aš einu į kiną ir žiūriu lietuvišką filmą ir nenusiviliu. Tai esu labai laimingas, kad mes augam, kad mūsų bendruomenė auga, kad kokybė stipriai auga, kad pritraukiam užsieniečių čia atvažiuoti, mokomės iš jų ir taip visi kartu augam. Tai labai didžiulė šventė. Iš tiesų, kai kalbėjau su Laurynu Bareiša, jisai sakė, kad pasilgsta to komandiškumo, kuris susikuria, atsiranda, kai filmas kuriamas, kai yra pats intensyviausias darbas būtent filmavimo aikštelėje ir tos kelionės leido pajusti vėl tą bendrystę. Ir būtent šį vakarą turbūt vėl bus gera susitikti visai kūrybiniai komandai arba bent jau didžiai daliai jos. Visiškai taip, labai smagu visus pamatyti, jau susirašinėjom, ką rengsitės, kaip eisit ir šiandien švęsim. Ar būtų, kažkuri gervė itin maloni? Ir kaip kūrybinės komandos narių, ir kaip aktoriui. Kadangi čia yra begalė daug bičiulių ir draugų, tai labai sirgsiu už savus. Aišku, didžiuliai kumščiai už sesės, o toliau matysime. O kuri daina, aš norėjau paklausti, dažniausiai skambėjo filmavimo aikšteliai? Kuri daina? Nes 2 scenos, kurios filme tarsi priverčia atsibusti kiekvieną žiūrovą ir užsifiksuoja galvoje, yra 2 dainos, ar ne, puikiai žinomos. Tai galvoju, kuri labiau daina skambėjo, ar High Lighthouse Family, ar vis dėlto Donos Lewis I Love You, Always Forever. Man atrodo, kad šita antroji, nes jinai tokia lengva ir labai stipriai įkrentanti į galvą. Šiaip labai geras klausimas, aš visada bandau
susijęti kokį nors darbą su muzika, tai tikriausiai tai yra ši daina. Aš linkiu, kad atsirastų galbūt kokiam prie širdelės Spotify'us vėl priminti, kad buvo labai geri metai. Aš palinkėsiu didžiausios sėkmės, žinoma, sakiau visiems, kad laikau sukryžiavus pirštus. Atleiskit už visą sumarmaliuotą ir atsuktą atgal. Tai tada keičiasi aktoriai. Ačiū dar kartą. Ačiū Karoliui, o dabar pasitinku Džiugą. Vaikinai neprastai čia mane sumaišė. Labas vakaras, Džiugai. Čia sumaišiau su kolega Karoliu, nes užsidėjo akinius ir tapote labai panašus. Net patys to nesugalvotume. Turbūt, kad taip. Taigi, šiandien švenčiat turbūt. Su kokiu jausmu atėjot ant to raudonojo kilimo? Ar ir vėl? Ar kodėl? Ar tingisi? Ar kaip tik norisi švęsti? Aišku, didžiulė šventė. Dabar tai bandau atsibusti, nes ką tik po kaituko taip gerai pamiegojau. Kažkaip laukiu, kol hitins tas adrenalinas, bet šiaip aišku, yra didžiulė šventė, tai labai įdomu sužinoti, kas šių metų geriausiai. Adrenalinas turbūt hitins, nes šitiek nominacijų, tai vienaip ar kitaip kūrybinė komanda tikrai lips ant scenos, bet turbūt kalbų nesirašot iš anksto, ar mėgstat taip pasiruošti viskam? Tai šis geras buvo toksai, aš susapnavau, ką aš noriu pasakyti. Aš turėjau keistą filosofinį sapną, atsibudau vidury nakties ir susitaipinau viską į telefoną ir sakau, dieną prieš gerbės perskaitysiu, ką ten parašiau ir jeigu tiks, tą ir pasakysiu. Tai vakar perskaičiau, man atrodo, Kaip ten ta pasąmonė? Gerai sudėliojo? Kažkaip sudirbo šį kartą, jo. Puiku, Džiugai, apskritai pats filmas sulaukė didelės sėkmės. Jūs vis dar gaunat atsiliepimų žinučių, to tokio dėmesio, kurio galbūt iki šiol nebuvo, kol nebuvo tokio filmo, kuriame nusivaidinot kine, turiu omeny. Taip. Jo, tas filmas kažkaip smarkiai surezonavo ir tos bangos jo vis dar eina. Aš gatvį žmonės kalbina žinučių, gal jau nebe tiek rašinėja, gal žinai, bet jo, kažkaip vis dar yra to dėmesio, vis dar žmonės jo džiaugiasi. Bet kalbant apie jūsų apskritai, kur yra jūsų širdis labiau, ar kine, ar teatre, kaip jūs pasidalinat, ar tai negalima, kažkaip, kaip sako, kuris vaikas mylimesnis? Aš stengiuosi neteikti prioriteto nei vienam, nei kitam, man patinka mano menas iš esmės, nes, iš esmės jis yra apie tą patį, priemonės skirtingos, bet galų galia darai tam, kad, žinai, apgautum žiūrovą. Man patinka vaidyba iš esmės ir stengiuosi neteikti pirmenybės nei vienam, nei kitam. Šitas filmas, ar daug reikėjo įsijausti tą laikmetį, kuriame negyvenote, nesat 90-ųjų vaikas ir, tikrai kažkokių nostalgiškų ar nebūtinai nostalgiškų atmintyje neiškilo turbūt prisiminimų, ypač apie Pietinį. Ar jūs apskritai žinojot apie Pietinį iki filmo? Ne, iš tikrųjų nežinojau, bet kažkaip aš nelabai galvojau apie tos dalykus, apie tos laikmečio dalykus. Aš stengiausi tiesiog sugrįžti į savo paauglystę, atgaminti kažkaip, susikelt savo vėl tas hormonų audras, kai jausmai yra aštriausi, kai kiekviena diena tada kažko nustebina, kai yra pilna tų pirmų kartų, tai aš tiesiog stengiausi sugrįžti į tą savo gyvenimo momentą. Šiaulių akcentas. Nežinau, kaip taip įvaldyti jį, gal turit paslapčių? Tiesiog praktika. Man, aišku, labai padėjo YouTube'o videkai visokie, kur, pavyzdžiui, ten farų laidos, kur didžioji dalis turinio yra iš Šiaulių miesto. Bet tai tiesiog praktika, praktikuojasi, kažkas tada pataiso ir galų gale jau gali laisvai improvizuoti. O šiauliečių kūrybiniai komandai buvo ir netrūko. Jo, labai daug. Ten iš vis atrodo, kad visi šiauliai įsijungia į tą filmavimą. Tiek masuotės aktoriai, tiek, nežinau, taip, labai daug šiauliečių. O išeiti iš to akcento pavyko, nes toks patogus akcentas, mažiuks kačiuks perbėga gatvikė. Jis toks visai cute. Bet kažkaip greitai aš iš jo išėjau, bet filmavimo metu, kol filmavom, tai visiškai strikt, netgi sąmoningai kalbėjau tik tai to akcentą. Šiaip pats iš kur? Iš Molėtų.
Tai, žodžiu, aukštaitis, raudonas spalvas, ar ne visiškai? Užeis man raudoną kilimą, pasifotkinsime. Taip. Ačiū Džiugai dar kartą. Geros jums šventės, laikau kumščius už Pietinę kronikas ir žinoma už jūsų sėkmę. Manau, kad teks panaudoti tą tekstą, kurį pasąmonė jums surašė. Labai to linkiu. O mes keliaukime toliau ir jau pasitinkame dvi žaves ir beprotiškai talentingas aktorės, kurios nominuotas geriausių aktorių kategorijai. Labas vakaras. Filmo sesės aktorės Agnė Kaktaitė, labas vakaras, ir Gelminė Glemžaitė. Malonu matyti, kaip ant raudono kilimo būtina pagirti merginos. Nuostabiai atrodot. Dvi paras. Bet, žinot, nelysiu į detalės, kas puošia, kiek laiko puošia. Lysiu tas detalės, kuriuos atnešė filmas Sesės. Ir pirmiausiai apie seseriškumą. Labai džiaugiuosi, kad jums abiems pavyko ant tos pakilėlės suspėti ir atvykti. Iš tiesų gera susitikti. Tikrai toks jausmas, kaip susitikus sesę. Visiškai. Taip, mes vieną kitą labai palaikėm ir aikštelį, ir gyvenime. Ir gyvenime. Gelminė pati sesės neturi. Žinau, kad su broliais augai. Turi sesę? Dvi. Tikrai? Aš kažkokie jau čia netokį kažkokį interviu. Jaunesnės jos dar nespėjo iki spaudos prieiti. Bet turbūt tą tokią vyresnę, galbūt šiek tiek sesę. Amžiaus neturiu. Turiu brolį dvynį, turiu jaunesnį brolį. Turiu labai daug. Brolių, sesių, visko, ko reikia. O jūs? Aš turiu seserį ir jinai, kai pamatė sesių filmą, sako, Gelminė kažkodėl labiau atrodo sesuo nei aš. Pavydukas. Didžiausias komplimentas, kokį galime iš tikrųjų sesės išgirsti. Iš tiesų, aš to seseriškumo, kadangi irgi turiu sesę, mačiau ir tokio susimokėliškumo, kur išeinat susikibusios už parankio, jūs čia darykit, ką norit, sesių laiko. Bet aš apie improvizaciją klausti norėčiau. Paliko vietos būtent improvizacijai Laurynas? Ar buvo daug repeticijų, daug to bendravimo, kad atsirastų kuo tas tampresnis ryšys ir jau nukrypti kažkur nuo kurso nebuvo galima? Tai buvo iš tikrųjų tų repeticijų nemažai ir daug kalbėjom apie priešistorę šitų personažų, santykius, kas vyko iki filmo, kas vyksta filmo metu, pavadinkim, kas vyksta po jo. Mes viską žinojom mintinai. Bet buvo labai daug vietos ir improvizacijų, nes mes repetuodavom, Laurynas matydavo, kad ir aikštelė jau filmavimo metu, kad kažkas neveikia. Arba veikia geriau, ką mes pasiūlom. Ir jisai leisdavo keisti. Tai man labai dėl to patiko dirbti šitam filme su Laurynu. Ir daug scenų yra, kurios buvo nufilmuotos, bet nėra filme. Bet man atrodo, kad tos scenos irgi labai daug davė filmui, kurios buvo suimprovizuotos. Bet ir buvo tokio kaip nematomo Lauryno darbo, kur net ir patys, kurie filmavosi, nepajuto. Ką atradot apie Lauryną kaip režisierių? Nes jisai pats čia sakė ant šitos pakilos, kad galbūt operatoriaus statulėlė jį labiausiai pradžiugintų, juk tokia jo tikroji profesija, jis baigęs operatoriaus būtent specialybę. Tai kaip jį apibūdintumėt, kaip jį atradot? Aš manau, kad Laurynas vertas visų statulėlių, kuriuom yra nominuotas ir dar daugiau. Ir svarbiausias man dalykas, kad jis yra labai žmogiškas režisierius. Nes tikrai yra malonumas dirbti su žmogum, kuriam matosi, kad rūpi, kaip tu jautiesi. Kur gal net per daug rūpi. Kur po kiekvienos scenos jis pribėga ir viskas gerai. Ar jūs gerai jaučiatės? Taip, Laurynai, mes įpratę, akademijai mus su bizūnu lupo. Perkeltinė prasme, negalvokit. Bet, jis visų pirma tiesiog yra labai žmogiškas ir tas labai jaučiasi ir aikštelėje ir manau, kad tas ir labai padėjo visiems aktoriam atsiskleisti ir šiaip visai komandai susidirbti. Bet mėgsta ir erzinti, pozityviai erzinti. Agnė mėgsta erzinti. Kokia čia būdavo, juokeliais erzinti, ar tiesiog, kad išprovokuotų kažkokį jausmą, kad geriau? Pasakęs, kad Gelminė tu vaidink tą ir tą, o Agnė nežino. Ir jinai mane erzino tuo metu kadre. Tai apie gaminimo sceną. Apie gaminimo sceną. Agnė įsižeidė, kad galvojo, kad atrodo, kad jį nemoka gaminti. Bet tikrai ką moka, tai šokti. Ir aš klausiau jau Karolio, kuri daina labiau užfiksuodavo ausise. Ar I Love You Always Forever, ar High. Tai kuri jums labiau daina tapo šio filmo takeliu? I Love You Always Forever. Man irgi. Oh.
Mes iš tiesų žiūrėdami filmą, manau, ir mums užsifiksuoja ir I Love You Always Forever linkėdama tokio pilno meilės vakaro, vėl susitinka kūrybinė sesių komanda ir žinoma linkiu pasiruošti patogiai keliauti ant scenos, atsiimti vienos, kitos ar 15 gervių. Merginos, ačiū Jums, gero vakaro dar kartą. Na, o dabar pasitinku jau scenaristę ir režisierę filmo Gardutė, režisierę Eglę Vertelytę. Labai malonu matyti, prašau čia, atrodo, jau apšildėm šią pakilą. Labas vakaras, Eglė, labai gera matyti. Pirmiausiai sveikinimai nuoširdžiausi ir sergam už Gardutę. Jūs, kai šį vakarą atkeliavot, su kokiomis mintimis apie lietuvišką kiną? Na, kažkaip labai iš tikrųjų smagu matyti tiek pažįstamų veidų ir tiek laimingų veidų, nes kinas atrodo šiandien klesti tiesiog ir belieka džiaugtis, kad esu vienas iš tų žmonių, kurie gali šiandien džiaugtis nominacijomis. Tai belieka džiaugtis, kad esu dalis to kino klestėjimo. Oho, kokia dalis. Iš tiesų, šie metai, tarp nominantų yra jūsų darbų ir jų scenarijaus autorė kelių filmų, režisierė Gardutės, bet iš tiesų, būtent scenarijų Gardutį pradėjo rašyti viena, bet vėliau prisijungė jūsų studentė. Ir Ilona Kunevičiūtė, kaip taip įvyko, kad patikėjot, atidavėt šiek tiek darbo ir jai? Na, iš pradžių kažkaip pradėjau rašyti viena, bet dar nieko rimto negalvojau, bet kai jau pradėjau galvoti rašyti rimtą scenarijų, pasikviečiau Ireną Kunevičiūtę ir kažkaip norėjosi dviejų skirtingų kartų, moterų ir norėjosi kažkokio moteriško dialogo rašant scenarijų. Ir tas dialogas vyko viso proceso metu, nes dažnai mes pasiskirstindavom vaidmenim, aš vaidindavau Oną, ji vaidindavo Saulę, mes bandydavom kalbėtis, žiūrėti, kaip jos čia kalbėtus, kur čia būtų konfliktas. Tai kažkaip procesas tokiu atveju nebuvo toks vienišas, gal atvirkščiai jis buvo labai linksmas, draugiškas, kaip ir pats filmas apie moterų draugystę. Kažkaip norėjos, kad ir kūrybinis procesas atspindėtų šią temą. O komiškumas, tas, pavadinkim, lietuviškas humoras, jį sąmoningai teko vis galvoti kaip kokiam stand-up pasirodyme, ar tai natūraliai kažkaip išaugo? Man atrodo, kad tas filmas nėra grinoji komedija, jis yra drama komedija gal labiau, bet man atrodo pati situacija yra pakankamai juokinga, kai merginos iš valgyklos ateina į televizijos šou ir ar joms čia apsimesdamos, kad yra restorano šefės iš Prancūzijos. Tai pats filmo vadinamas premisas, ar kaip pati mintis yra pakankamai juokinga ir jeigu jos laikais savaime suprantama atsiras ir kažkokių juokingų situacijų. Bet aišku, su pačiu žanru ir tonu teko dirbti visada, nes kai darai kažką tarp dramos ir komedijos, visada yra galimybė paslysti labiau į dramą ar nueiti labiau į komediją, tai visada reikia sugrįžti prie to tam tikro žanro, kurį nori daryti. Eglė, bet jums pavyko labai sudėtingas ir neįtikėtinas dalykas. Talino juodosiuose naktyse juokėsi estai. Čia jau, man atrodo, jau, kaip sakant, viršūnė. Iš tikrųjų, estai juokėsi labiausiai, nors prieš tai juokėsi ir vokiečiai, ir kiek girdėjau airiai, tai filmas visai rezonuoja ir kitų tautybių žmonėms ir tikrai labai man pačiai keista, kad jį priema skirtingų tautybių publiką. Netgi airiai, kai rodėm, sako, pas mus irgi būna tokios valgyklos, sako, labai suprantam, labai įdomu, irgi būna tie valgymo, gaminimo šou, irgi būna valgyklos, tai kažkaip, man atrodo, daugelis gali suprasti. Bet iš tiesų jūs praskleidėt ir virtuvės televizinės, ir šou filmavimo, ir dinamikos tarp vedėjų. Kam teko daugiau matyti tų užkulisių ir tos virtuvės būtent televizinės? Iš ties, man pačiai yra tekę matyti nemažai televizinės virtuvės užkulisių, nes esu dirbu šiek tiek televizijoje, tai šiek tiek žinau apie tos televizinės virtuvės užkulisius, tačiau žinau ir apie tikros virtuvės užkulisius, tiek kiek mama namuose, tiek kiek, kai buvau studentė, yra tekę dirbti įvairiausiose restoranuose, tai atrodo, kad žinau įvairiausių virtuvių užkulisius. O Irena Kunevičiūtė, kita scenaristė, jinai puikiai yra iš tikrųjų visų maisto gaminimo laidų fanė.
tai toks atrodė, vėlgi dėl to jį buvo labai labai naudinga, nes jie žinojo beveik visus maisto gaminimo šou. Eglė, aš padėkosiu Jums už pokalbį, linkėdama geriausios kloties, pirmiausiai filmui Gardutė ir linkiu puikaus šio vakaro, vėl susitinka kūrybinės komandos, tai manau bus puikus vakaras, tą tikrai turėtų pajusti ir žiūrovai, ačiū dar kartą. Na, tik priminsiu, kad visą transliaciją kviečiu žiūrėti įsijungus LRT televiziją nuo 6:30. Šis vakaras iš tiesų yra lietuviško filmų vakaras ir šventė lietuviško kino. Na, o tarp tos šventės neabejotinai yra ir filmas Akiplėša. Saulė Bliuvaitė, matau, režisierė šio filmo jau pasitinku čia. Labas vakaras, Saulė. Labas vakaras. Malonu matyti, malonu gyvai pirmiausiai susitikti. Iš tiesų, šiais metais teko Jūs daugiau matyti nuotraukose iš įvairių festivalių ir su tuo tokiu gražiu liūtu. Ar prie liūto tiktų ir saugiai įsitaisytų gervė? Prie liūto nežinau, nes liūto turiu tik leopardą, bet taip, leopardas. Manau, kad gerai įsitaisytų. Man šiaip gervė toks fainas gyvūnas. Tai jaučiu kažkokį širdies artumą. Bet nebūtinai apdovanojami, tiesiog šitam paukščiui. Bet manau, ir apdovanojimas gali nutūpti į būtent Akiplėšos kūrybinės komandos rankas. Apkeliavot iš tiesų šiais metais nemažai. Ar suskaičiavot, kiek laiko iš vis buvot Lietuvoje, kiek su filmu keliavote? Šiaip neskaičiavau, atrodo, kad tikrai daug laiko prabuvau ne Lietuvoje, bet daugiausia laiko prabuvau oro uoste ir lėktuve tikrai. Šiaip oro uoste daugiausia, kaip žmonės galvoja, va, tu čia tiek keliauji, tiek šalių apkeliavai, o tu iš tikrųjų tiesiog oro uoste sėdi ir lauki skrydžio. Tai toks įdomi tokia būsena tarpinė. O ji nuobodi, ar kaip tik praveria gal kažkokias tas laukimas visada ištempia laiką, tai gal to laiko atsiradimas praveria ir kūrybinius kokius nors klodus? Šiaip iš tikrųjų, kaip dauguma režisierių sakė, kurie lietuvių režisierių buvo pažįstami, kaip ir patvirtino jų tas pasakytas dalykas, kad iš pradžių žiauriai faina atrodo šitas kelionės, tai yra tai, apie ką svajoji kaip režisierius, kad keliausi po festivalius, susipažinsi su žmonėm, pamatysi įvairiausias šalis, žodžiu, kiekvienam žemyne, bet po kiek laiko tai tiesiog tampa irgi rutina, irgi darbas. Ir tada pradedi jaustis kaltas, kad nesidžiaugi taip, kaip turėtum, kaip visi įsivaizduoja. Nes vis tiek turbūt kažką kartoji daug laiko, tai patampa, tiesiog darbu. Tai va, bet sakau, čia taip, kaip sako, atsargiai apie ką svajoji, nes galbūt tai ir gausi ir tada. Aš jau valiutą pranašau. Tiesiog pasąmoninis paprašau. Iš tiesų, Akiplėšos planai su šituo filmu, ar Sidabrinės gervės jau uždarys tą ratą kelionių ir nominacijų, apdovanojimų, raudonų kilimų, ar dar teks su ją kažkur judėti? Iš tikrųjų taip, aš jau taip pati galbūt nelabai daug keliauju po festivalius apskritai, nors yra ten pasiūlymų dar, bet jau taip atrodo, man jau baigėsi šitą kelionę su filmu ir jo, turbūt šitie apdovanojimai toks gal skaičiau. Paskutinis esminis raudonas kilimas. Aš palinkėsiu, kad, žinoma, tas kilimas būtų ir itin sėkmingas, kad ta graži gervė tūptų, bet man sakė, berods Avakos direktorius, sako, jūs klauskit kūrėjų šito klausimo, tai vat ir klausiu. Kaip manot, kur krypsta režisierių, lietuviško kino kūrėjų akis, į kokias temas jie galbūt atsigręžia, ar yra kažkokios, tokios esminių pokyčių, būtent jaunoji karta ateina ir galbūt ir keičiasi tas žvilgsnis ir gerai, kad jis keičiasi, nes tai atneša iš tiesų ne tik nacionalinį, bet ir tarptautinį atpažįstamumą ir pripažinimą. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tos akis, tai ir yra stiprybė, kad tos akis nekreipsta ten, kur turėtų gal, ar kur žmonės įsivaizduoja, kaip čia turėtum kurti, apie ką čia turėtum kalbėti, apie ką čia gerai kalbėti, paranku, o žmonės žiūri vis arčiau savęs. Ta prasme, į savo pasaulį, į savo gyvenimą, į savo draugus, savo šeimą ir man atrodo, kad tai yra ta tiesa, kuri po to ir nuaidi taip toli, nes tai yra nuoširdu, teisinga ir kažkaip tiesiog gražu, poetiška
žiūrėti į dalykus, kurie galbūt kai kam atrodys visiškai nevertingi, o ten slypi labai daug. Tai manau, kad tai yra mūsų stiprybė. Kalbinau Vestą berods. Jis sakė, kad buvo be galo gera dirbti su Saule. Aš tikiu, kad jūs dalijot labai daug interviu ir nesinori kartotis, bet aš kažkaip norėčiau užakcentuoti klausimą, bet ką jūs, Saule, išsinešate iš tos patirties? Kokia buvo didžiausia pamoka, kurią išmokote? Nežinau, atrodo, kad turbūt toks svarbiausias dalykas šitam procese, ką išmokau, kad kartais taip, kaip sugalvoji, nesigauna ir tada labai išgyveni dėl to ir kažkaip bandai įvairiausiais būdais, įvairiom priemonėm padaryti, kad būtų taip, kaip įsivaizdavai, pradedant nuo kažkokių detalių filmo, baigiant tiesiog oru, bet ką išmokau per šitą filmą, kad kartais tas atsidavimas aplinkybėm, jisai tiesiog, kaip toks, nežinau, apvaizda nusileidus ir po to žiūri tą filmą, galvoji, kaip gerai, kad taip įvyko, kaip gerai, kad čia pylė tas lietus ir po to žmonės pasiūlė, sako, eik tu savo, čia taip gerai lyjo, o mes ten, žodžiu, žiauriai nervinomės, galvojam, kaip čia ką perkelt, nėra biudžeto, čia perkeli net kažkokių filmavimų dienų ir, dirbi su to, ką turėjo, pasirodo, kad tai yra privalumas, o netrūkumas. Tai čia man toks fainiausias dalykas, ką išmokau, tikrai atsiminsiu ateityje. Saule, aš linkiu Jums nuostabaus vakaro, kad visos aplinkybės dėliotųsi taip, kaip turi dėliotis. Palinkėsiu, kad ir ta gervė tūptų prie leopardo kažkada atsirastų ir liūtas ir visi kiti. Ačiū dar kartą ir, žinoma, gero vakaro. O kartu su mumis šį vakarą yra ir dokumentinių filmų kūrėjai, taip pat kino entuziastai, kino kritikai. Tad matau, jau yra Arūnas Matelis. Labas vakaras, kviečiu arčiau. Čia malonu matyti, apsisuka metai, ateina štai ši graži šventė, mes susitinkam čia ant raudonojo kilimo. Gerbiamas Arūnai, kaip manat, kokie buvo šie metai lietuviškam kinui ir galima sakyti, kad dokumentika vis dėlto pakeitė vaidybiniai filmai? Taip, dabar tai aš nežinau, kas čia pasidarė, bet lietuviškas vaidybinis kinas tikrai yra, sakyčiau, vienas iš lyderių Europoje. Ir ne tik, kad jis gauna prizus, jis be galo įtaigusis savo formą, savo temam. Tai aš manau, kad ne tik šie metai, bet paskutiniai metai iš tikrųjų vaidybiniam kinui yra be galo sėkmingi. Aš galvoju ne dėl to, kad tie metai sėkmingi, bet ateina labai talentingi kūrėjai, labai įdomios temos, labai įdomi kino kalba. Taip, dokumentika paskutiniai metais gal tokia ir jos netiek daug, bet nebuvo tokia ryški, bet vaidybiniai kinai, tai čia fantastika. Aš negaliu įsivaizduoti, kad tokiam festivalį kaip Lokarno, kur tikrai, kai mes sakom A klasės, tai galvom, kas nors pasisako A. O 2 Eurolygų nėra, yra 1 Eurolyga. Ir jeigu paima beveik visus pagrindinius prizus, tai čia būtų stebuklas bet kuriai šaliai. Apskritai ta kino kūrėjų karta, kurią matote, kurie auga, kurie stiebiasi, kurie skina apdovanojimus, debiutiniai filmai, tampa atpažįstami. Kokia jie? Kaip jūs ją matote? Man kažkodėl labai panašiai į mūsų kartą, kai mes atėjom po priklausomybės, nepriklausomybę ir tada mes irgi debutavom visi, tai buvo 25-30 metų, Bartas, Stonys, aš, Valdas Navasaitis. Tai aš nežinau, kokia jinai yra, bet jinai, man atrodo, yra labai atvira ir sąžininga. Jis stengiasi kalbėti apie tai, kas be galo įrūpi ir tas jaučiasi filme jaučiasi ta tiesa, filme jaučiasi tas talentas, tas kadro jėga, tas gebėjimas kalbėti tokia unikalia kalba, kokią tik tai gali vienas ar kitas kūrėjas pasakyti. Ir tas pats Ignas Miškinis irgi po tiek metų tylos ir tokio nebuvimo, nekalbėjimo, staiga iššoka su istorija, kur verkia ir jauni, ir seni. Tai ta prasme, kad tikrai labai daug filmų ir aš labai tikiuosi, kad tai ne šie metai kiti, bet toks branduolys, kuris ateina kalbėjimas savo kartos kalba, temom, žodžiais, jausmais, kurie pramuša sienas ir jie tampa svarbus visam pasauliu. Tai tas yra pagrindinis dalykas, kad tu kalbi ne kažkam mažoje erdvėje, bet tu kalbi taip, kad tave supranta. Tai aš juos labai sveikinu ir tikrai linkiu, kad tu gerbi šiemet turėtų būti daugiau vaidybinio kino, bet tik viena, bet tikrai žiūrovų širdise. Aš mėgaujuosi žiūrėdamas kiekvieną akimirką ir manau, kad tai geriausi Europos filmai.
Iš tiesų 24 nacionalinės premjeros šiemet pasiekė kino ekranus ir kai pamatai skaičius, atrodo, wow, kokie metai. Ar iš tiesų tie metai, ar taip jau sutapo, kad tiesiog išėjo filmai būtent šiais metais, ar galima sakyti, kad tikrai metai buvo neeiliniai lietuviškam kinui? Sunku pasakyti, kadangi kino centras nefinansuoja tiek daug filmų, tai atsiranda kiti, bet aš dar statyčiau kriterijų, kad ne tai, kad vienas filmas taiga laimi kažkokį festivalį, bet tai, kad daug ir tave jaudina tai filmai. Tu gali vos neverti ir mėgautis ir žiūrėti ir jie premuša tas sienas, kad ta prasme, ir tai nėra vienas filmas, tai pernai buvo ar užpernai Kaftarazės filmas, šiemet vėl. Ta prasme, kad tu junti, kad yra tokia didžiulė užgimstanti jėga, žmonės tikintis, pasitikintis savimi ir metai šiemet man ta prasme svarbus, kad ne vienas filmas lyderis, o yra daug tikrai filmų ir tikrai, jeigu aš manau, kad Europos Oskaro nelaimėjo akiplėšą tik per nesusipratimą, bet vis tiek filmas, su kuriuo, kada aš jį bemačiau pusę metų, aš gyvenu su juo ir dabar aš atpažįstu save, savo kartą, mūsų peizažus, mūsų pirmus filmus. Tai ta metai turtingi. 24, nežinau, aš tiek nemačiau kino teatre, bet gal jeigu sako, taip ir yra, bet tada smagu, aš kine dabar sunku, po tos pandemijos tikrai žmonės nelabai eina, bet tikiuosi, kad mes pasiilgsim tos juodos salės ir susitikimo su filmais. Bet tikrai šį vakarą tų susitikimų su kino kūrėjais galbūt ir minčių ateities bendriems darbams bus. Aš linkiu puikaus vakaro, gražios ceremonijos apdovanojimų. Ačiū Jums už skirtą laiką ir čia mūsų pakėlėlį. Galit palinkėti. O Jėzus, tikrai taip galiu linkėti gervių ne vienas. Ačiū Jums, Arūnai. O Jums, mėlėjai žiūrovai, aš linkiu puikaus laiko, tik tai priminsiu, jog dabar išjungia LRT LT portalo transliaciją. Kviečiu po pusvalandžio tęsti su LRT televizija. Kolegos Eglė ir Rytis jau pasiruošę Jums diriguoti visą šį vakarą ir Jūs tikrai sužinosite, į kieno rankas nutūps šiųmetinės sidabrinės gervės. Taip pat priminsiu, jog tai nebus viena apdovanojimų ceremonija. Mūsų laukia ir garsiausių Lietuvos atlikėjų ir turbūt žinomų dainų interpretacijos ir Jessicos Šai gerbėjai turėtų įsijungti ir Biks, ir Beatrič, ir Marijono Mikutavičiaus ir daugelio kitų. Iš tiesų laukia netrumpas, bet labai turiningas ir įdomus laikas su LRT kanalu. Iš tiesų dar ilga eilė svečių laukia įsiamžinti ant šios gražaus raudono kilimo šalia sidabrinės gervės sienelės. Pamažu jie renkasi į Vilniuje esančią Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salę. Jeigu negalite čia būti, nesate galbūt pakviesti, tai tikrai esate pakviesti stebėti tiesiogiai per LRT televiziją. Linkėdama gražaus vakaro, kaip ir linkėjau visą šį laiką, linkiu to ir Jums. Buvo malonu būti kartu su Jumis ir žinoma gero laiko su mūsų kanalu ir žinoma sužinosime, kur tos šiemetinės sidabrinės gervės nutūps, tad gero vėjo Joms.